neapsiskutęs, nepasiruošęs, važiuoju dirbti. Dabar yra 10:11. Tik atskėliau iškart į trasą. Ir ką galiu pridurti? Pakol kas nieko nematau mieste, kas dirbtų arba užimti. Todėl mums yra čia galimybė arba stovėsiu. Tai va bus matyt. Tai kam įprasta ir kas žino, kava, nusiplaut mašiną pirmiausia ir tada sėkmės. Aišku, dabar lyja. Tai gal neplausiu mašinos. Bet bus matyt, kaip gyvenimas čia parodys. Kur mus gyvenimas nuves. Man atrodo, pamiršau pasisveikint, o jeigu ne, tai ne. Sveiki visi ubagiukai, kurie dirbam arba leidžiam laisvalaikį šitoje veikloje. Dabar laukiu ant sankryžos ir sakiau, kavos pasimsiu. Dabar yra po 11:40, dar nespėjau net kavos pasimti. Mašinos plaut neapsimoka, nes lyja baisiai. Nežinau, ar matosi, bet lyja. Telefono negalima naudotis, yra dėkliukai pritvirtintas. Tai jo, toks ir oras. Ir man sako, kodėl veido nefilmuoju. Ta patį vaizdo įrašą, man atrodo, paaiškinau, kodėl. O jeigu ne, tai nenoriu, kad eitų mane va pim ir baksnuotų. Va, čia šitas. Ką man to reikia? Ten, kur noriu kavos nusipirkti, neina mašinos pastatyti. O dabar užsakymų kaip tik nėra. Mūsų labai daug. Prieš tai gal buvo 1-2. O dabar jau 1:30, tai mūsų jau yra 6. Ir visi stovi. Pagal bol programėlę, kai pasižiūrai, matai. Tai arba reikia kavos vis dar sugebėti nuvažiuoti nusipirkti. Ko vis dar nesugebu? Arba pavalgyti, nes vis dar nevalgiau. Žodžiu, vairuotojo dilema. Aišku, kad tik tiek galvos skausmo būtų. Nes, humoras. Gerai, žiūrėsim kaip toliau. Judam. Ir noriu pasidžiaugti. 1200 peržiūrų buvo sulaukta ir 33 laikai. Ačiū. Šiaip labai faina. Džiaugiuosi, kad bent jau kažkam patinka mano blevyzgos. Ir pasižiūrėjau, kiek uždirbau, tai jau uždirbau 38 eurus. Tai visai nieko. Dar visą dieną prieš akis. Prie kavos neišėjau sustoti ten, kur aš norėjau. Varau į Lidlą. Nežinau dar ko, bet kažką užvalgyti jau reikia. Jau yra 1 valanda ir dar nieko nevalgiau. Paimti į burną. Ir šiandien meniu jogurtėlis bei pagraužt kabanosi su sūriu. Tai va, dešreliai. Skanius. Taip, jau 3 valanda užsakymų stipriai sumažėjo, nuvežiau pažįstamą į darbą, iškvietė ją dirbti, o aš sakau, varau namo, nes apmažėjau užsakymų, dabar stovėjau gan ilgoką laiką, tai ką čia vargintis, išlysiu apie 5, 6 galbūt, į vakarą antram išvažiavimui, kaip ir visą laiką. Jeigu aš surinksiu viską, savo užsibrėžtą tikslą, tai bus labai gerai. Aš jau surinkau beveik pusę, man atrodo. Pusę tai tikrai, lygtais pusę surinkau. Tai kiek čia beliko. O vakare pas mus pats tas judėjimas, tai susirinks viskas greitai ir paprastai. Bent jau taip turėtų būti. Gerai, varau ilsėtis, porą valandžiukių. Ir aš po poros valandų susitiksiu, o jūs po kelių sekundžių. Atsikėliau, dabar yra 5:30. Kaip gerai išsimiegojau, ką tu. Pasižiūrėjau automobilį, ką. Varysim plaut dabar jau, tai tikrai. Ten kompiuteris dar prieš darbą. Nuvešim. Sutaisiu kompą, reikia nuvežti ir dirbsim. Antras etapas šeštadienio prasideda. Ateinu dėt monetas. Pim. Triusikai. O čia mano metų atradimas. Nežinojau šito dalyko. Pirihupai pasakė.
Pasikabint galima. Geriau išsivalo. Nu va, prabraukiu vandenį ir užtenka. Kaip nauji. Pas mus pasirodo Aleksandras šiandien dainuoja. Iš viešbučio paėmiau su žmona. Juokėsi, sako, galėjom ir nueiti. Nu, atstumai nėra dideli. Sako, tai aš tave išmesiu. Tada. Tai va toks va. Tokia va mini istorija. Vežiau gal tik 1,5 kilometro. O jo vardas ir pavardė pilnas, man atrodo, Aleksandras Makėjevas. Aš įdėsiu nuotrauką. Tai jo. Norėjau nusifotkint, tačiau ką aš ten žmogų betrukdysiu. Užsakymų nėra. Visi stovi ir per Bolt programėlę pasižiūrėjus, kad visi stovi. Aš kaip tik esu prie Lidlo ir varau nusipirkti skanių salotų. Nu ir atsigert. Kol visi stovi. Dabar toks laikas. Tai per tą laiką tiesiog pavalgysiu vakarienę savo, nes dabar jau yra, tuoj pasakysiu, 7. Tai pats tas laikas. Nu jop, tararai, valandą stoviu ir nei vieno užsakymo. Tai čiudnoka, keista. Nu bet vis dar laukiu. Dabar yra po 8:40. Nu dar turi pajudėti. Tikrai turi pajudėti. O ką aš veikiu per tą laiką? Kol stoviu, žiūrau mūsų įžymėję kirpėją, kur visos spalvos plaukų yra vienodos. Kaip gražu, kato. Miškais važiuoju, bet jau 100 eurų yra. Jau yra ir judam toliau. Nežinau, kiek šiandien uždirbsiu. Bet kažkiek uždirbsiu. Jau yra 1 valanda lygiai. Jau kyla minčių važiuoti namo. Tarp kitko, jau senai iki tiek nedirbau iki 1 valandos. Bet vien dėl to, nes yra užsakymų. Vienas kitas papuola iš panosės. Nu, pasikeitus telefoną, belieka tik apžiūrėti, ką uždirbau per šeštadienį. Tai dabar čia yra sekmadienio pajamos, sekmadienio nakties. Taip, kasdien pasižiūrom. Tai šiandien ką sekmadienį uždirbau, dabar yra 1 naktis. Beveik pusė 2. Tai iki to laiko ir ką per visą šeštadienį. Va, per šeštadienį uždirbom 126 eurus. Tai visai nieko kaip pas mus. Geriau negu namie sėdėt. Uždirbta, bet tai nėra grynos pajamos, tai neprimkit už rimtą. Ir kaip sakoma, Vilniuje ir Kaune viskas gali skirtis. Pas mane yra vienai, pas jūs yra kitaip. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio karto. Iki sekančio šeštadienio.